Didžioji dalis maisto labai stipriai perdirbtas ir ką mes matome, kad labai dažnai žmonių tiesiog jau virškinimo sistema, skrandis, bet ypač šiuo atveju tai kasa neatlaiko ir kad žmonės turi kasa gamina fermentus, lipazės, amilazės, proteazės ir kiti, kurie padeda skaidyti baltymus, angliavandenius, riebalus. Ir labai yra padažnėję dabar, visam pasaulyje kasos ar tiesiog kasos sutrikimai, kur fermentų išskirimas yra sutrikęs, nebeišskiria tiek, kiek reikia. Kiti žmonės geria tiesiog papildomus fermentus, kad tiesiog įsisavinti geriau maistą. Ir tai yra labai, tai tik parodo, kad yra ant kiek išbalansuota mityba, ant kiek jinai yra perdirbta ir ant kiek jinai yra sunki virškinimo sistemai. Nes kol organizmas jaunas, jisai gamina daug fermentų, jisai suvirškina net ir tą sunkiai, stipriai perdirbtą maistą. Bet kai jau organizmas pradeda senti, vis mažiau jis gamina fermentų ir jeigu mes jau kalbam ir apie gyvybinę energiją ir ilgamžiškumą, kad gerai jaustųsi žmonės ir kad ilgiau kokybiškai gyventų, tai tada fermentuotas maistas jis tampa labai svarbus, nes mes tiesiog gaunam maisto medžiagų, suvirškinam tą maistą, bet jaučiamės lengviau, energijos sunaudojama tiesiog mažiau ir yra bendras tiesiog gyvybingumo jausmas didesnis.